Tai yra tikrai dažna, ypač kai mes turim mažą šuniuką, jauną šuniuką namuose. Tik reikia skirti du dalykus. Ar tai apsinuodijo nuo uostinėjimo, pažindinimo pasaulio, puvusios žolės, kokios nors sudžiūvusios varlės, ar tai yra rimtas apsinuodijimas cheminėmis medžiagomis, klijais, trąšomis. Tai tikrai ant augintinio matysite. Jeigu tai yra lengvas apsinuodijimas, augintinis jūs reaguoja, tačiau matosi, kad pilvas gurzgia, jisai nenori ėsti, nenori labai žaisti, kontaktuoti, bet jūs galite tokiu atveju padėti namuose. Tačiau pirmu atveju, jeigu tai yra stiprus apsinuodijimas, matot, kad tikrai augintiniui yra blogai, tai reikia važiuoti pas veterinarijos gydytoją. O jeigu padėti namuose, kokios tai priemonės būtų? Taip, tai yra papildas, mikroziogenas ir, kaip mes sakome, tai yra privaloma turėti vaistinėlėje jaunam augintiniui ar jau suaugusiam. Kai mes norim padėti, kai jis apsinuodė, kai jis viduriuoja, tai mikroziogenas sugeria toksinus, pašalina visas kenksmingas medžiagas ir taip mes palengvinam virškinimo trakto darbą ir jisai tikrai gali būti plačiai naudojamas netgi ir kasdien. O kaip geriausia naudoti mikroziogeną? Taip, tai dozuoti visą laiką yra ant pakuotės. Ką mes galim pasakyti, tai neviršyti 2 šaukštelių arbatinių, vartoti ant pašaro arba galima pilti, jeigu šuo labai daug laka vandens, tai yra didelė veislė, galim pilti ir vandenį.